Sveiki, brangieji mylimieji. Tikiu, kai jūs jau po visko. Po sekmadienį mišių, su pupu, peitų. Bet kaip sak, sekmadienį švęsk. Ir švęsti ir teisingai ir gera su Dievo žodžiu. Šiandien aš jums turiu staigmeną. Šiandien aš vėriu, kad bus tas, kuo šiandien neturėjot nė vieno bažnytelė. Aš nekonkuruoju su bažnyčia, visada sakau, kad jūs turit kurti savo bendruomenę, bet pamėginau šiandieną išsiversti skaitinius į žemaičių kalbą, tai pavyzdžiui, kas mane gavos. Pirms skaitinys. Šitą kon saka Pondėjus. Visi, kur trokštat, akšenkit prie vandens. Kai pinigų netorit, ateikit, pirkit daunas ir valgykit. Ateikit, pirkit vyną, įpeina, ba pinigų į bakainas. Kudie mokat pinigus už ton, kas nie dauna, į savo uždarbių už ton, kas nepasuotin. Paklausykit monės, įvalgysit to, kas gera, gardžiaus aties skaniestas. Ateikit pas monės, nuogne klausykities, kad turėtumėt gyvenimą. Aš amžiną sandorą su jumis padarysiu, remdamosi savo ištikimą meilę Dovydau. Atleipamoji psalmė. Pondėvi atveri savo ranką į mumis, suotinį duosne. Pondėjus atlaidusi gailestings, rūstauti nagrets į pilns geromą. Gersko žnamį Pondėjus, visiems savo kūriniams gailestings. Visum akis su viltim į tavi atsigrėžin. Tu duodi alkstantims peną, karek. Atveri savo ranką į suotinį duosne visą, kas gyva. Visi Pondėjai kelią į teisę, į visą nuo darbą gailestingi. Pondėjus artiems kožnam, kas ano šaukies, visiems, kas ano nuo dūšės trokšt. Antrus skaitinys. Broliai seseris. Kas mumis atskirs nuo Kristaus meilės? A vargs, a karonė, a persekiojams, a bats, a nuogoms, a pavojus, a karts. Al viskon mes lengva nugalam dėl to, kur katras mumis pamėla. I aš esu tropnus, ka ni mirtis, ni gyvenėms, ni angela, ni kunigaikštystės, ni dabartis, ni ateitis, ni galybės, ni aukštumas, ni gelmis, ni jokiai kiti kūrinė negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, katrai mūsų viešpatie Jėzau Kristau. Posmėlis prieš Evangeliją. Aleliuja. Žmogus gyvs naveina dauna, al kožnų žodžių, kuri šiandien iš Dievo lūpų. Aleliuja. Evangelija. Čia iš Mato Evangelijas 14 skyriaus. Tuomet Jėzus, išgirdęs apie Joną Krikštytoją mirtį, laiveliu nuplaukė dykvietę į Veinomą. Mėnes sužinoja ir iš miestų pėsčiom nusekė iš paskos. Kai išlėpa į krantą, pamatė daugybę žmonių, Jėzau pagaila anų, Jons išgydė anų ligonius. Atėjus vakarau, prisiartina mokiniai sako: Veituovi dyka, jau vėlus mets. Atleisk žmonės, lai nuėjan į kaimus, kad nusipirktum maistą. Jėzus atsakė: Nereikala nims išėti, jūs daukit anims valgyti. Anie atsiliepė: Mes čia turam 5 kepaliukus daunas į 2 žuvis. Jėzus sako: Atneškit man anus. Įleipęs minę susijęs tunžuolies, uns paėmė 5 kepaliukus į 2 žuvis, pažvelgė dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniam. Voniai dalina žmonėms, visi valgė ir pasisuotina, ir surinka likusius kosnelius. Iš viso 12 pilnų kiočių. Vo valgytojai buvo apie 5000 vyrų, ba moteriškų ir vakų. Taip mane išsivertė skaitinę. Aš nežinau, kožnas iki turėsiu čiesą tai padaryti, nes, biški užėm. Kai prasidės mokslo metą, mano užimtums bus didesnis, tai vėsiesam, kaip čia bus. O dabar apie kontį skaitinę. Kokias jūs mintis turit? Didelė būtų įdomu, kad pasidalintumėt, bet, į žemaičių didelę daug nesitiku.
pradžia papasakos anekdot, kaip su mumis visas į. Su mumis kaip senovėka pasakoja apie šokius. Saka, muzikonta gegužinėje 4 valandas nudūšęs, groja, šaukė, dainavo, linksmina, dėj padrapaka visi. Buvo Petris su Joniu, enomei, po 4 valandų, enomei, jis saka, nudavėjai būčia vėjais. Taip aš veizusiu jūsų komentaras ir sudalinimus. Nu, gal kuomet nors užsivest ropnę, jūs pradėsat su manim įginčyteis ir tiesiog savo įžvalgą sakyti. Juk prisiminkit, kon sakiau, dalindamos mes turtėjame. O dabar grįžkiam prie žodį. Kon čia iš tikrųjų saka. Pirmasis skaitinys pabrėžtina saka, kad visko, ko mes gaunam iš pondėjimą į veltau. Malonė veltau. Dieva kels, kad ons pasirinka į toks. Ons daud ir lies savo malonę veltau. Mūsų išganims yra na už gerus darbus, na už pastangas būti šventesnės, o už Jėzaus auką. Yra viskas, ir sumokėta. Vat įsivaizduok, tu ateini pavalgys restorane, saka, atneškit mane į sąskaitą, o saka, už jumis jau sumokėjai. Tepka jokių tavo pastangų. Reiškia, visa tai, kas čia išvardinta, ir kon saka, kad ateikit be pinigų. Ateikit be pinigų. Ta nebūkiam kraštutinė, į tas neznuočiai, kad reik tinginiauti, nieko nedaryti, nes už visko sumokėta. Ne. Už mūsų išgelbėjimą ir išganimą yra sumokėta. O pastangas prakaitalėti ir viskon kitkon tenk daryti. Veizėk, kiek sykių bažagnuosi, vosnis iš daržą nadingst. Reik ravėti. Tai mūsų dalis visam tam irgi yra. Taip, kad atmesti nereik. Ir atlipiamoji psalmė irgi saka, kad Dievas iš savo dėmesio gailestingumą. Reiškia, o kur yra gailestingums reikalings? Gailestingums pagalba mane reikalinga ten, kur aš pats negaliu, kur mane neišen, kur aš nesuprantu. Ten reikalings tuo vadovą, tuo valdovą, tuo vedlį. Gailestingums, kad ons nesiustunt žmonės, kad nepradėtunt žmonės klykti, šaukti, bausti. Gailestingums reikalings tada, kada pasirodo tikrasis mano silpnoms, na dirbtinis, o tikrasis. Antrajam skaitinėje saka, čia iš viso pagoda, saka, kas mumis atskirs nuo Kristaus meilės? Ot kas gal atskirti nuo Kristaus meilės? Ir čia prisiminkit Jono Evangelijos žodžius, Jon savo Evangelijoje saka, kad ne tai yra meilė, kad mes anom pamilom. Nes kad ir krikščionis, bet vot ta puikybė išlend ir mūniai noras pasakyti, kad aš čia kažkon padariau ir dėl to atsiverčiau. Kartas tu gal girdėti liudijimus. Vot aš ten kažkon padariau ir dėl to atsiverčiau. Joki. Malonė ir veltau. Ir jeigu Dievas po pirmo nebūtų tavis pamėlis, daužyk tu į tas duris kiek nori. Ten nieka nie. Dėl to, kad Dievas mumis pamėla pirmasis iš savo gailestingumo, ons mums duod viskom, kas reikalinga gyvenimo ir maldingumo. Ir dabar ekiam prie, gera, nepraleiskim ir posmelį prieš Evangeliją. Žmogus gys naveina dauna. Al kožnu žodžiu, kuri šiandien iš Dievo lūpų. Naveina dauna gyvi, bet kožnu žodžiu, kuri šiandien iš Dievo lūpų. A tai reiškia, kad tau nereikės valgyti. Ne, vėl, reik būti tiesu, reik būti teisingiem. Bet aš galiu būti pertekęs turtų, aš galiu būti pertekęs maistų, šaldytaus pilns, un stalą pilną prikrauta, būdu šio nedžiaugsmą ir ramybės. Juk galbūt taip. Tai ramybė aten iš viešpaties. Saka, iš pondėjų, saka, ateikit
ir aš pripildysiu jumis ramybės, aš pagausiu jūsų širdis, aš nušluostysiu kiekvieną ašarą. Kuomet aš naudoju žodį pondėjus, aš anon kartas rašau taip, P iš didžiosios raidės, pon, ir tada D irgi iš didžiosios, dėjus. Čia ir sudurtinis iš dviejų žodžių, pons Dievs. Čia ir kažkoks atitikmau kaip viešpats. Kaip viešpats, tai pondėjus ir pons Dievs tik stipriau negu viešpats. Viešpats ir valdaus, o pondėjus ir aš iš anksto pripažįstu, kad tu esi Dievs. Ne tik valdaus, bet į Dievs. Tu esi mano viešpats, į mano Dievs. Vienam žodė žemaitė tuo kitur. Tai va, ir dabar ekiam prie Evangelijas ir kelias tokias didelės svarbis veitas. Pirmoji veita. Anuo bendražygis. Jėzaus bendražygis Jonas Krikštytojas, katras visiems skelbė, kad artinas Mesija atėjiems, katras liudija Jėzų, nukirzdins. Jėzus buvo sukrėstas. Anam buvo didelė skaudė. Ons galėjai pasinerti, juk ons buvo 100% žmogus ir 100% Dievas. Ir ons galėjai pasinerti į savo liūdės ir skausmą, į gedulą, kad mes įdarom, palaidojant artimą žmogų. Ir ons norėjo atsiskirti, visko apmastyti ir taip toliau, pabūti viens. Bet žmonės sužinojant, kad ons kelias į kitą pusę, subėga, susirinka ir šitą tau. Tu atplauki pabūti viens, o ten pilna žmonių. Ir atkreipkite dėmesį, Jėzus nesakė, eikit nuo mano galvos, a nematot, kad aš dabar nusimėnis, a nematot, kad aš dabar nuotaikas neturiu, a dabar nematot, kad muni rūpestę užspaudė, a nematot. Ons taip nedarė. Ko ons padarė? Saka, Jėzau pagaila anų ir ons išgydė anų ligonius. Reiškia, ons rodo pavyzdį, kaip perlėpti per savo emocijas, jausmus, per savo liūdėsi, per savo norus atsiskirti ir atleipti į žmonių prašymą. Ons moka kožna iš mūsų tarnystės. Čia pirmas dalykas. Dabar žiūrėkit antrus dalykas. Mokinė. Ir tam, kad papasakoti apie mokinius, aš turiu priminti jum praeitą sekmadienį. Praeitą sekmadienį, ton, ko aš su jumis dalyvaus, apie Saliamoną. Saliamons, prisiminkit sapne, anam pasirodė Dievas, jis sako, ko nori. Saliamons paskelbs karalium jaunuolis, visai jaunas, be patyrimo, be nieko. Ir Saliamons sako, kaip aš galiu valdyti tavo išrinktą tautą, ana tokį didelį, kaip aš susitvarkysiu, kaip aš galiu. Ons parodė norą turėti, girdinti širdį, kad ons girdėtų pondėjimą, katras yra tuos tautos pondėjus, kad ons anon girdėtų ir suprastų, kaip reikia tvarkyti reikalus. Tai kum padarė Saliamons? Ons pasakė apie savi teisybę. O čia svarbus momentas. Ons pasakė apie savi teisybę. Ons nesusigalvoja, kad aš čia toks menks mažus. Ne, ons pasakė teisybę. Aš esu jauns, aš neturiu patirties, aš neturiu tokios praktikas. Gelbėk, aš tavęs klausysiu, tu man sakyk, aš darysiu. Čia Saliamono pozicija. Kodėl tai yra svarbu šios dainos skaitinio? Čia aš prisimenu tokį dar iki krikščionybės Aristotelį. Ir Aristotelis pasakė, kad svarbu žmogau yra aukso vidurio taisyklė. Vot aukso viduriuks. Kontas nuočiai. Nebijokit Aristotelį, Toms Akvinietis labai daug apie anon kalbėję yra naurėmės.
ir mes turėjom 4 kardinalės dorybės - protingumas, teisingumas, tvirtumas ir saikingumas. Mes turėjom iš Aristotelį Nikomachą etikas, tai nebijokit, kad čia ne Evangelija, o filosofas. Nes ani irgi žvelgdavo tiesą ir Evangeliją, ir Paulius apaštalas pasiimdavo, kas yra reikalinga, nes turėjo labai gerą išsilavinimą. Tai vat Aristotelis mokėn aukso viduriuką. Žiūrėkit, kaip veiktas aukso viduriuks. Duodu patį paprasčiausią pavyzdį. Yra vieno pusėje bailys, kito pusėje yra nutrūktgalvis, be proto, be galvos, neturi baimės jausmo. Per vidurį yra drosus. Drosus nėra kraštutinoms, drosus į vidurys. Nes tu veitų, tu esi beprotis, be protą, nenaudoji protą, viskas, be galvos. Tu pusė bailys, per vidurį yra drosus. Kodėl dabar tas yra svarbu? Todėl, kad tam skaitinėje aš pamačiau išvirkščią puikybę. Tai yra antra pusė. Reiškia, puikybė, kas yra iš tikrųjų puikybė? Puikybė ir nuo to gundymą, kur prasidėjo dar rojau, kur sakė, jūs būsit kaip dievai, iš žmogau pasijausti visagalių dievų ir taip toliau, va čia ir puikybė. Kada aš sakau ir darau ir prisiemu atsakomybę, pavyzdžiui, už tai, ko aš negaliu. O jeigu, pavyzdžiui, Saliamonas būtų pasakęs, liausė, aš čia susitvarkysiu su ta karalystė, jokų darbs. Čia būtų puikybė. On taip nesakė, on sakė teisybė. Aš negaliu susitvarkyti su ta tauta, aš nemoku. Ir on sakė teisybė, va čia tas aukso vidurys. Dabar, o ką atrodo išvirkščia puikybė, į antrą pusę, nuo tiesos, kas yra viduriuks tarp puikybės ir išvirkščios puikybės, tai yra tiesa. Visada vidurys yra teisybė. Teisybė. Toks, koks aš esu iš tikrųjų dabar. Rytoj gal aš būsiu geresnis, arba rytoj gal aš būsiu blogesnis, bet dabar, koks aš esu, vat tas ir yra teisybė. O aitom pusė, ar aš čia pradėsiu puikautis ir pradėsiu girtis to, ko aš negaliu, ko nesuprantu, arba į antrą pusę, kad aš čia nesuprantu, aš čia ne. Čia yra išvirkščia puikybė. Ne. Ir dabar, kodėl aš tai sakau šios dainos skaitinius? Vėsiekit, kas čia įvyka. Atėjus vakarau prisiartina, mokiniai sako, veituvi dyka, tušti. Jau vėlus mets. Atleisk žmonės, paleskanus, lai nuėjant į kaimus ir nusiperk maistą. Jėzus atsakė, nereikala nims išėjti, jūs daukit anims valgyti. Į mokinį atsiliepė, mes čia turam 5 kepaliukus, daunas į 2 žuvis. Į ko naniai padarė? Teisybė pasakė. Atrodo, kad teisybė. Bet anie iš tikrųjų susimenkina. Kodėl susimenkina? Todėl, kad anie Jėzaus mokinė. Todėl, kad anie daina išdainuos, matė, ko Jėzus daro. Juk anie buvo su Kanos vestuvėje, kada ons iš vandens vyną padarė. O anie matė, kaip Jėzus sako ten įsakinė demonam, kaip ons reiškia luošiau pasako kelkis. Anie matė visko, ko nors gal, ir anie ir ano mokinė. Ir tavo mokytos tau sako, imk, daryk. Oi, ne. Ir čia grieks. Čia ir išvirkščia puikybė. Tu nesaka teisybės, tu susimenkina. O kaip turėtų padaryti mokinys? O mokinys galėtų tiesiog konstatuoti tiesą. Jėzau, turim 5 kepaliukus į 2 žuvis. Pamokyk, ko daryti. Tu pasakė pamaitink, pamokyk. Šita būtų teisybė. Anie būtų konstatavę faktą, kad anie tur ir nemok, ir čia į tiesą. Bet kad anie nori nusavęs numesti atsakomybę, nusavęs numesti mokinystę, kad anie sako,
mes čia teiktą turam. Čia išvirkščia puikybė. Ir pykit, nepykit, bet pas mūsų tuo yra nemaža. Kažkuomet aš klausiau vieną draugą žmonos. Ana nelietuvė. Ana užsienietė, vakarietė ir jau keletą metų gyvena Lietuvoje, pramoka lietuvių kalbą gerą ir taip toliau. Ir aš klausiu, sakau, klausyk, kokį tu matą išskirtinumą? Aš žinau, kad mumis ten vadina homo sovietikus išėję iš tos erdvės ir kad atpažindavo mumis, sakau. Bet mes jau nuėjom nemažą kelią. Kon tu matą? Kaip yra dabar? Tas buvo kokį 14 metų atgal. Ir Ana man sako, žinai, ko aš matau, ko jūs skiriatės, jūs esate įdomus. Jūs, pavyzdžiui, sako, jeigu aš kompanijoje, grupė žmonių, vakaruojami, taip toliau, sakyčiau, kas moka groti? Sako, amerikonas iškart sakytų, aš moku groti. On pasiimtų gitarą, sako, taip šitą susidėliu tuntanos pirštus, čia mano pirms akordas. Palaukit, čia mano antrus. Ir ons moka groti, ons taip supranta, kad ons moka groti. Gal čia ta puikybė pirmoji, apie kurią šnekėjom, kad žmogus sako daugiau negu ons gal iš tikrųjų. Bet jeigu ons moka 2-3 akordus, kodėl reikia sakyti, kad ons nemoka? Nemelau. Ir tada sako, pasiėm lietuvis, grovos ne ką paganinis ir on sako, nemoku. Čia yra išvirkščia puikybė ir iš to mums su viešpaties pagalba reikėtų vadovautis. Iš tikrųjų ne jėga, ne galybė, o vien tik tas viešpaties jėga. Mes kažkon galėm, mes kažkon sugebam. Į kartas tai, ko galėm ir sugebam, iš tikrųjų viršyja mūsų galės ir jėgas, jeigu mes sekam Jėzų. Tai mano šios dienos mintis apie 2 puikybės, pasirinkti auksą vidurį. Jėzau, aš esu tavo mokinys, mokyk mane. Bet ne iš susimenkinimą, nesakyti ten, kur tu moki, kad aš nemoku, bet sakyti teisybę, mokyk mane, vesk mane. Aš noriu būti tavo mokinys. Amen. Palaiminta 18 eilinį sekmadienį. Iki kitų susitikimų. Parašykit, kaip jums žemaitiškai skaitinė didelė įdomią. Sudiev.